jumis jau sveikinsimės iš 1253 metų. Mūsų karžikiška, maištinga dvasia, saugome savo piliakalnius. Šventi mūsų akmenys ir medžiai, šventos giraitės ir miškai, tęsiame protėvių religinės tradicijas. Susipažinkime, aš Agila, Karžygio Kuršio žmona. Aš Baukštė, Karžygio brolio sesuo. Čia, Kalniškės piliakalnyje, dabar vietos žmonių vadinamame Pilale gyvenę mūsų protėviai, kuršiai. Jie kovojo už išlikimą ir laisvę. Tai gyvoji, šimtmečius menanti istorija, tai ryšys su protėviais, su gimtaja žeme, tai Gargždų miesto istorijos pradžia. 1998 metais atlikti nedidelio masto archeologiniai kasinėjimai patvirtino piliakalnio tapatinimą su 1253 metais paminėta Kuršių pilimi Gargždais. Pilimų ir griovių kaskada, įtvirtinimai, statūs šlaitai rodo čia kadaise buvus stiprią pilį. Piliakalnio papėdėse, apie 3 hektarų plote buvusi papėdės gyvenvietė. Būtent joje visais laikais gyveno dauguma piliakalnio gyventojų, kurie tik kilus pavojui glausdavosi jame. Mažiausiai 10 kartų mažesnio ploto nei papėdės gyvenvietė, piliakalnio aikštelėje galėjo gyventi tik kilmingieji, kariauna, o visas kasdieninis gyvenimas vyko šalia pilies. Radiniai leidžia spėti, kad piliakalnyje gyventa dar prieš mūsų erą. Seniausi radiniai priskiriami Žalvario amžiui, aptikti 3-4 amžiaus plokštiniai kapai, taip pat rasta Romos monetų. Rašytiniai šaltiniai nekartą prašo skandinavų bandymus jau nuo 8 amžiaus politiškai užvaldyti baltus, dažniausiai kuršius. Danai ir švedai nekartą buvo privertę kuršius mokėti jiems duoklę, tačiau tai neilgai tetrukdavo. Karingi kuršiai atkakliai gynė savo laisvę. Galima teigti, jog tuo metu baltų kraštai, pirmiausiai turtingi Kuršas ir Semba, buvo skandinavų ekonominės ir politinės ekspansijos rytinėje Baltijoje pagrindiniai taikiniai. Kuršių kariai dalyvaudavo ir danų bei švedų tarpusavio kovose, palaikydami vieną ar kitą pusę. Galima spėti, kad ankstyvaisiais ordinų puolimo metais būtent kuršiai ir sukėlė visą agresiją. Tai juos išsekino, bet per tą laiką kažkokia patirtis ir mąstymo ypatumai buvo perduoti gentims į rytus. Žemaičiams, paskui aukštaičiams ir kitiems. Nusilpę kuršiai nebeturėjo kur dėtis, buvo prijungti prie ordinų, o kitoms gentims irgi nieko kito neliko, kaip tik trypti visus priešiškai nusiteikusius. Na, o visa, kuo kvėpuojame, kiekviena nuskambėjusi daina, ištartas žodis, kiekvienas nulietas midaus šlakas, kovota kova ar surengtas žygis, viskas skirta protėvių garbiai, idant susitikus velnio karalystei ar prie perkūno stalo mus pažintų ir tėvo dvaro vartus iš tolo atkeltų. Tuomet kelionės į amžinybę laukimas nekelia nerimo, o gyvųjų pasaulį praleistas laikas tampa dar vienu dideliu smagiu nuotykiu. Šiandien mums kartu nusikelti, jau mes nusikėlė į tą laikmetį ir susiprasti, susivokti, kaip tuo metu gyveno žmonės, padeda
klubo Pilsots nariai. Tad dabar mes pirmiausia paprašysime klubo Pilsots iškilmingai uždegti laužą. Senovės Kuršių ąžuolų šventgirė. Esame senosios tikybos alkavietėje. Aukojimo ir gydymo ritualams sutraukdavusioje žmonės net iš tolimiausių Kuršo apylinkių. Tik ugnis verčia išmanymą kreipti į dvasinę pusę. Visas gyvenimas, visa sąmonė buvo ir bus suvokiamos kaip ugnis. Ji apšvietė tamsius protėvių būstus, šildė rudens liūčių ir žiemos speigų metu. Gamino maistą, gynė nuo priešų. Ugnis tai šviesa ir gyvybė. Ugnį kurti tai pasaulį, gyvenimą kurti. Savo šilumą junk artimus žmonės, žadink dorovę, meilę ir darną. Liepsnok židinio ugnie, Kuršių rankomis kurstoma. Karščio galybėje tesudega nesantaika, baimė, pavydas. Plazdėk atminties gėlę, tamsos nakties šviesą. Plazdėk, išlaikyk taikos pusiausvyrą, tarnauk žmogui ir saugok nuo pavojų. Suteikiame žodį vyriausiajam Kuršių karžygiui mūsų Benai. Tuo pačiu didžiuokėmės, kad esam vietiniai žmonės, kurių gyslom teka keliautojų, bebaimių karių, prekeivių, apsukrių žmonių kraujas. Mes esam kitokie. Ir tas juntasi, sutikus žmonės iš sausumos, iš giliau Lietuvos. Nepamirškim savo šaknų, didžiuokime savim, didžiuokime savo protėviais ir protėviai tegul mumis didžiuojas. Būkit pasveikinti. Mūsų genties moteris Būtingė, pakalbėkim. Kilmingoji. Būkite pasveikinti visi kelionės laiku ant kuršiško Gargždų piliakalnio dalyviai. Mes nusikėlėme bemaž 800 metų atgal. Kuršių gentis susiformavo 6 amžiuje, o šiandien mes turime galimybę išgyventi šitą istoriją gyvai, išgyventi savo patirtimis ir savo jausmais. Mažai išlikę kuršiškų žodžių, spėliojame kokiais vardais vadintis, bet visi girdėjome, kad protėvių balsas iš dangaus pakvietė mus prisiliesti prie savo istorinių šaknų. Čia gyveno kuršiai, turtinga, galinga, darbšti gentis, drąsūs vikingai ir narsūs kariai. Bet šiai genčiai nebuvo lemta išlikti, todėl kad jie nesukūrė savo valstybės. Po aršių kovų su ordinu kuršiai buvo priversti asimiliuotis. Daug kuršių iš savojo krašto patraukė į Žemaičius, į Lietuvą, o 15 amžiuje 1422 metų Melno sutartimi Lietuvai galutinai atiteko pietinė Kuršo dalis. Tai yra čia tos vietos, kur mes gyvename dabar. O šiauriniai kuršiai susijungė su Žiemgaliais ir Lyviais ir su Latvėjo.
Taigi toks buvo mūsų protėvių likimas. Aš, Gargždų piliakalnio Kuršių genties vyresnioji būtingė, visų vardų meldžiu Kuršių dievulio giedro dangaus, o baltų dievo Lietuvonio suvaldyti lietų. Tegul mus visus vienyje jausmas, kad esame Kuršių ainiai ir kiekvieno mūsų gyslomis teka bent lašelis kuršiško kraujo. Gentis neturi neatmenamai nugrimsti į praeitį. Ir mes būsime šiandien tas tiltas. Geros visiems kelionės laiku. O dabar tebūnie kokia graži, kilmingoji irgi mūsų tiltenė galbūt. Prašom. Sveiki atvykę į Kuršių žemes. Jie apie visas jas jau papasakojo, o mes muziejininkai apie Kuršių gentį, apie tai, kas čia buvo, tyrinėjame ir šalia esantis Gargždų miestas, šiemet švenčiantis 772 gimtadienį, visada dar mini šalia piliakalnį Gargždų, kuris pirmą kartą ir paminėtas 1253 Garizdos vardu, ir Gargždų miestas laiko, kad tai yra jo pradžia. Tiek amžių, beveik 800 metų, sklinda gandas, sklinda legendos, laikomi tyrinėjami dokumentai, kuriuose būtent ir aiškinomės, kaip gyveno kuršiai, kokios buvo tradicijos, kokie buvo karingi. Archeologai tyrinėja ir kiekvieną rastą šapelį, daiktelį deda tarsi mozaiką. Taigi kviečiu šiandien pakeliauti Kuršių takais ir padėkoti Tūkstantmečio mokyklų projektui, pedagogams, kurie paruošė tokią nuostabią kelionę. Sėkmingos visiems kelionės. Neramia širdimi laukiame grįžtančių kuršių pasiuntinių, kurie parneš gerą arba blogą žinią. O kol kas kviečiame dalintis ugnimi, nešti ją į savo kiemus, gyventi įprastą ir kol kas ramų kuršių gyvenimą.
Dalinkitės vyrai žinia, kad ir kokia ji bebūtų. Į Kuršių kraštą atsikraustė galinga kalavijuočių armija. Pranešame liūdną žinią. Mūsų kuršas padalintas. Bet mes labiau kovingi, daugiau motyvuoti ir deramai pasipriešinsime. Tegu kalba vyriausiasis karys Penas. Žiūrim, ką čia prirašė. 1253 metų balandžio 4 dieną Kuldyga. Jie tos metus nuo Kristaus savo skaičiuoja. Kuršo vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino sutartis Kuršo padalijimo į 3 dalis. O kur mūsų dalis? Eberhardo Forza, nusilauš liežuigal dokumentas visiems Kristaus tikintiesiems, kurios pasieks tas raštas, tai čia ne mums. Aha. Iš Ceklio, Gardai, Imbarė, Paminėje, Gegri, Grūstė, Nevarė, Vitvytė, Ducinė, Alsėdžiai, Liepžėmi, Aikasvė, Kartena, Žari, Gargždai. Iš Mėguvos dar čia. Tie šėtonai pasidalino mūsų žemės. Likusių minėtų žemių upeliai priklauso ponams, per kurių žemės teka, bet to yra žinotina, kad anksčiau minėtas viešpats vyskups mums ir broliams davė žodį, kad iki Mykolo šventės netidėliodams išrinks vieną minėtų dalių, išsirinks savo, jeigu nebus pateisinamas priežasties sustabdytas. Kiekvieną vyrą, kiekvieną vaikiną pakviesim prie ginklo ir Šviruko debesis, tartum nakties vaiduokliai, iš tolo slinks pavėjų į minijos vingiais, o ši, srauniai verždamasi per akmenis žemupin, liūdesingai verks savo amžiną raudą. Atkalnių alkai mislingai dunksos,
susigūžę būriais kalvose bei piliakalniuose, kaip sentivių karžygiai sąmokslininkai. Įvykiai Kuršių žemėje – tai mūsų protėvių praeitis, jos palikimas, ant kurio pamato išaugo dabartinė Lietuva. Kadaise jūrose pagarsėjusios genties pėdsakai šiandien Lietuvos žemėje jau sunkiai beatsekami. Aš manau, kad mes būsime ta karta, kuri neleis pražūti kuršių atminimui. Aš manau, kad jūs šiandien turėjote nemažai įspūdžių ir pravažiuodami pro Gargždų piliakalnį, kada nors savo vaikams jau pasakysite, čia aš buvau kuršis, čia aš gyvenau, nors vieną dieną kuršiško gyvenimo. Atrodo, diena prabėgo trumpai, neprailgo tiesa, bet į tą dieną mes ėjome labai ilgai. Tai buvo beveik 2 metų pasirengimo laikotarpis. Ir jeigu ne puikios 3 gimnazijų mokytojų komandos, mes tikrai šiandien niekur nebūtume keliavę. Paplokite savo mokytojams. Aš dabar siūlyčiau mūsų kuršiams išvesti mus iš šito 13 amžiaus į 21 amžių.